čia aš turiu spa treatment rinkinį. NMN lakšnės veido kaukės ir Luz Piculia pieštukas, tai papasakosiu apie jį daugiau. Čia ta pati kompanija, tų kaukių čia yra daug ir va toks rinkinys su tuo pieštuku. Čia yra ta pati kompanija, kuri mūsų tuos mėgstamiausius pakių padėlius gamina. Tai NMN lakšnės veido kaukės, pieštukas, kuris yra su hialurono rūgštimis. Tai kai norisi kažko daugiau, kad oda švytėtų, tarsi po profesionalios procedūros galite išmėginti, manau, tikrai senai naudojama ir pamėgta va šitą komplektuką. Tai kaukių lieka ilgesniam laikui ir aišku šitas nuostabus jų pieštukas. Jį būtinai išmėginkit. Čia, žinot, tokios mažytės hialurono deimanto formos spikulės. Jos, aš čia parodysiu, va taip, lašiuką išimi, pačiavą, išspaudi. Ir kaip tos adatėlės, šitą mezoterapiją. Ir įtapšnoji visą veido odą. Japonija sako, kai oda turi energijos, ji švyti pati. Ir šitas duetas, va, būtent spikulės ir NMN kaukės, kurias rekomenduota naudoti bent kelis kart per savaitę, būtent tai ir suteikia. Tai naudojimas būtų toks, užtepat spikulę. Ir va pirštais įtapšnoja. Jūs jausite tokį dilgčiojimą. Matot, va, raudonuoja viskas. Ir tada ant viršaus susidedat kaukę. Ką aš irgi padarysiu. Ir skiriat savo tas 20 minučių ramiai pagulėti. Intensyviai drėkina, stangrina, skaistina. Ir, sakiau, sukuria tą tokį efektą, kaip po profesionalios procedūros. Va. Tai prieš renginius jau galite pasilepinti. Na ką, o dabar mano favoritas, visiškas favoritas yra NMN pakių padeliai, kuriuos kiekvieną dieną matot ant manęs, ar ne? Tai kas yra fermentuotas gyvas NMN? Jie nėra šiaip, kad padeliai. Čia yra tiesiog NMN tai yra ląstelių energijos aktyvatorius. Tai yra fermentuota gyva NMN forma. Greičiau pasisavina ir veikia iš karto. Aš juos laikau šaldytuve. Tai būtent šie padeliai turi fermentuotą gyvą NMN, todėl odos ląstelės iš karto pasisavina, o poveikis matomas tiesiog iš karto. Jie labai gerai drėkina, atgaivina, pašalina nuovargio žymes, tarsi momentinis energijos įkrovimas